Ir vėl lekiam į Krakes, į jūsų vaikystės miestelį. Krakėse gyvena žymus Kėdainių krašto medžio skulptorius Vytautas Ulevičius. Tai štai pažiūrėsime jo sodybą ir darbus. Žinau, kad šis menininkas yra tapęs Kėdainių krašto kultūros premijos laureatu, o savivaldybėje veikia jo darbų muziejus. Taip, jau daugiau kaip 10 metų savivaldybėje veikia muziejukas. Ten eksponuojama daugiau nei 50 ąžuolo dirbinių, bet aš noriu, kad tu pamatytum jo sodybą, o gal ir jį patį. Nespauskit gazo taip stipriai, baisu. Akvilė, žodis gazas nevartotinas nei dujų, nei pedalo, nei greičio reikšmėmis. Nustokit rankomis mosuot, nes iki Krakito jau tikrai nenuvažiuosim. Gal yra čia toj daiktinėje ar dėtuvėje, ne bardačioke, ne, žemėlapis. Na jau į Krakes, tai aš tikrai galiu nuvažiuoti ir be žemėlapio. Kokia sodyba, o jau langinių koks grožis. Kaip smagu čia pasivaikščioti, bet gal eime į tuos pastatus darbų pasižiūrėti. Kaip matau, gerbiamo Vytauto Ulevičiaus darbuose vyrauja istorijos, mitologijos, religijos, gamtos, darbo tematika. Jo darbai dvelkia lietuviškumu. Skulptūros gausiai išpuoštos, ištobulinta liaudies meno ornamentika. Žinai, liaudies meno drožėjų šventėse Vytautas Ulevičius nekartą buvo išrinktas meistrų meistru. Na ir šiaip dar yra pelnęs ne vieną apdovanojimą. Šis darbas koks įdomus. Matyti, kad autorius pateikė save lyg atverstą knygą. Matyti, kad Vytautas Ulevičius yra labai darbštus žmogus, nes kurti iš ąžuolo plaktuku, kaltu, grąžtu ir kitomis priemonėmis yra be galo sunku. Vienok menininkas nepasidavė ir šiandien galime džiaugtis jo darbais. Vienok nevartotinas vertinys iš rusų ar lenkų kalbos. Nuolaidos ir priešpriešos reikšmę vartotini kiti lietuviški žodžiai, bet tačiau vis dėlto. Tad reiktų sakyti, buvo jam visokių valandų, bet jis kantriai ir užsispyrusiai dirbo ir štai mes šiandien galime džiaugtis gausybę puikių darbų. Sako, anksčiau jisai darydavo darbus tik rankomis, todėl jį vadino geležiniu žmogumi.